Nors praėjusią savaitę žmonės jau vijo žiemą iš kiemo, tačiau kol trasas dengia ledas, automobilių sporto gerbėjai tikrai nesėdi persivalgę blynų. Šiandien laidoje aplankysime varžybas, kurios vyksta tik šaltuoju metų laiku ir neretai jos vadinamos automobilių sporto klasika. Tai žiemos trekas, kurio tradicijos šauniai puoselėjamos Zarasų ežero Didžiojoje saloje. Kai praėjusio savaitgalio šeštadienį važiavome Zarasų link, atrodė, jog iš šiltųjų kraštų riedame į Laplandiją. Jei Vilniuje telkšojo balos, tai sulig kiekvienu kilometru augo pusnys ir nežymiai krito temperatūra. Zarasuose mus pasitiko gilūs sniegynai ir slidūs keliai, o išnaudodama tokias sąlygas, Zarasų autoklubo akseleratorius komanda sportininkus ir mėgėjus iš viso šalies pakvietė į jau 5 metus organizuojamas žiemos treko varžybas Aukštaitijos taurė 2013. Prie starto linijos stojo virš 50 sportininkų, kurie pagal jų vairuojamos technikos varančiasias ašis, papildomos galios įrenginius, padangų tipą ar net amžių buvo suskirstyti į gausybę klasių. Automobilių tiesa buvo šiek tiek mažiau, mat pasikeitus standartinės padangas į sportinės dygliuotas, automatiškai padidėja greičiai ir tenka rungtis kitoje įskaitoje. O tų, kurie ratus Zarasuose keitė skubiai, buvo ne vienas ir ne du. Dalyvių parke buvo galima sutikti ir įvairios parengties kovinių aparatų ir antrą jaunystę išgyvenančių žiguliukų ar net moskvičių. Žiemos trekas yra žavus savo universalumu. Jei ralyje praktiškai neįmanoma startuoti su krosui ruoštu automobiliu ir atvirkščiai, tai čia tam nėra jokių trukdžių. Žinoma, nenurašomi ir mėgėjai su kasdienėmis mašinomis. Zarasuose nemažą dalį startavusiųjų sudarė būtent jie. Esminis reikalavimas – padangos privalo būti standartinės. Žiemos trekas – tai automobilių sporto klasika. Vienas vaizdingiausių reginių, kurį galima pamatyti tik šaltuoju metų laiku. Važiuojantiems gerų emocijų nestinga dėl didelio išvystomo greičio tiesiosiuose, na o žiūrovai ne tik atstovi kaip sniego senė aplipę sniego dulkėmis, bet kartu aktyviai dirba stumdydami pusnynuose užklimpusius automobilius. Treke visuomet smagu. Niekur nereikia klampoti, ieškant vaizdingesnių vietų. Viskas šalia. 2 tiesiosios, 2 posūkiai, karštos dešrelės. Stovėk žmogau ir grožėkis. O grožėtis Zarasų ežero Didžiojoje saloje tikrai buvo kuo. Tame pačiame hipodrome, kur vasarą gaudžia garsusis 300 ežerų ralis, netrūko įspūdingų greičių ir trajektorijų. Be abejo, buvo išmaišytos kone visos pakelės pusnys, o evakuatorius senelis GAZ 66 vardu Meška tikrai turėjo darbo. Jei į tikrasias žiemos treko taisyklės pasižiūrėtume atidžiai, varžybos turėtų būti kiek kitokios nei matėme Zarasuose. Iš vienos eilės turėtų startuoti 4-5 automobiliai ir kova atrodytų visiškai kitaip. Finišuojant po nustatyto ratų skaičiaus, pozicijos nustatomos vizualiai. Kas pirmas, tas pirmas ir taip toliau. Kai viename pulke važiuoja vienodų charakteristikų automobiliai, neišvengiami kontaktai, kurie kaitina ne tik žiūrovų, bet ir pačių sportininkų kraują. Šiuo atveju Aukštaitijos taurės rungtynėse svarbus buvo laikas, mat paleisti krūvos automobilių vienu metu neleidžia trasa. Ji šiek tiek per siaura, o stacionarūs 300 ežerų ralio tramplinai tiesiosiuose sudaro siaurus koridorius, kur vos telpa 2 automobiliai. Beje, mėgėjams leidžiant startuoti laiko intervalu sumažėja ir avarijų rizika. Šiuose lenktynėse visi sportininkai startavo tam tikrų laiko intervalų po 3 kartus. Vieno važiavimo metu reikėjo apsukti 4 ratus. Visų 3 bandymų rezultatas buvo pliusuojamas ir tai po varžybų išaiškėjo prizininkai klasėse. Gavosi kažkas panašaus į ralį. Mat, užstrigus pusnyje ar dėl techninio gedimo užteko nebaigti vos vieno važiavimo ir šansų kautis dėl taurės nebelieka. Tvarka griežta. Rimtai klaidai vietos Aukštaitijos taurės žiemos treko varžybose nebuvo. Ratu galima ir mešką išmokyti važiuoti, o čia yra nors ir nedaug, bet keli labai klastingi posūkiai, sakė mums Dovilas Šiutelė, į Zarasus atvykęs išbandyti naujo variklio, kurį teko keisti po nesėkmingo starto Vinterralyje. Pradėti turbūt reiktų be dygliuotų padangų, o supratus, kaip automobilis elgėsi ant gryno ledo, tuomet galima dėtis ir sportinius ratus, samprotavo automobilių sporto meistras. Čia yra labai ilgas hipodrominis uždelstas posūkis. Tu gali greitai lėkti, vidurį posūkio išslysti. Gali per lėtai važiuoti, nedaslysi, neatsiremsi. Ir reikia tokį, kaip sakyt, išmokti važiuoti tą viduriuką.
greitėjančiai, nuo vidurio greitėjančiai. Pirmas dalykas tai kas, čia yra svarbu, kadangi visą pusę vienodi posūkiai yra, tai svarbu yra prieš posūkį mašiną gerokai pastatyti šonu ir šoniniais ratais ją stabdyti, nes tada yra maksimalus stabdymas. Ir gaunasi tu, kai šonu ją pasuki mašiną, įplauki tiesiog į posūkį ir tada turi labai gerai suskaičiuoti tą atsirėmimą ir išėjimą į išorę ir po to šauti į vidų. Tai va, reikia stengti šitus visus niuansus tam treke gaudyti. Gal čia ir tie pagrindiniai tokie yra, tie treko ypatumai važiuojant su dygliais. Ne veltui rusų laikais hipodromas buvo numeris 1 iš principo iš treniruočių, kaip sakyt, kurso tokio. Neišmokęs hipodromo, nevažiuosi kitur greitai. Apie žiemos treko specifiką praktiškai kiekvienas sportininkas turi savo nuomonę. Ją dažniausiai suformuoja vairuojamo automobilio tipas ir, žinoma, praktika. Štai Saulius Bučinskas, kurio Volkswagen Golf dažniausiai startuoja su dygliuotomis padangomis, juokais sako, jog susukai vairą ir nepaleisk. Pradžioj, kaip aš pradėjau važiuoti, tai irgi nelabai supratau, kaip tą trieką važiuoti ir tuo labiau su prieki. Su dygliais važiuojant, sakykime, kur aš daugiau važiuoju su dygliais, kur man labiausiai patinka, tai pagrindas pasirinkti teisingą trajektoriją ir išlaikyti ją ir stabdymo taškus atsirinkti. Su priekiu važiuojant, žinau tik vieną, kaip susukai vairą, tai praktiškai jo atsukti ir nereikia posūkyje. Na, o automobilių kroso Jodeikų šeimos narys, bet dyglių Lada 8 pilotavęs Livijus Jodeika teigia, jog norint išlaikyti greitį, nuolat reikia ieškoti sukibimo su sniegu. Juolab, jog ir posūkiai Zarasų hipodrome nėra ovalūs, kai atrodo, jog jau išvažiavai į tiesiąją, jie dar pasisuka ir čia mažiau patirties turintys susiduria su rimtais rūpesčiais. Trasa neovalo, yra specifiniai posūkiai, kuriuos reikia mokytis išimti, reikia mokyti trajektorijas, reikia neskubėti, taktikas laikytis, žiūrėti, kur mažiau ledo, kur daugiau sniego yra ir bandyti kuo greičiau įveikti tos posūkius. Natūralu, jog Aukštaitijos taurės varžybose Zaraso ežero didžiojoje saloje efektingiausius triukus demonstravo visais ratais varomų automobilių sportininkai, kurie beveik visi išbandė ledo trasą tiek su standartinėmis žieminėmis, tiek su sportinėmis padangomis. Kova jau mezgasi, varžyboms įpusėjus, sakė dalyviai, jau varžomės dėl 1000 sekundės dalių. Šiaip trasa klastinga, nes kiek kalbėjau ten iš pažįstamų, kiti net bijo važiuoti tą trasą, nes tie posūkiai tokie sukas, jie dar dasisuka ir čia gan daug avarijų būna. Tai jau biškį apšylom, kaip ir neblogai gaunas, prasidėjo kaip ir biškį kova tokia. Pasakė iš draugų, kad keliom tūkstantosiom pralašio pirmai vietai, tai stengsime tą atkovoti. Aukštaitijos taurės varžybose absoliučiai greičiausias buvo Ugnius Žiedavičius su Mitsubishi Lancer Evo 10. Šis sportininkas, vyras nors ir jaunas, tačiau galime drąsiai jį vadinti žiemos treko veteranu. Mat, kiek siekia Autofanų laidos archyvai, Ugniaus pavardė žiemos treko lenktynėse visuomet figūruodavo tarp lyderių. Tiek važiuodamas klasėje be dyglių, tiek su jais, sportininkas Zarasuose kovą laimėjo užtikrintai. Daug metų jau važiuoju, gal kokie 8 metai gal važiuoju. Labai patinka, gal dėl to, kad slido. Ypatingai su roketais įdomu, su padangom taip pat įdomu, kadangi reikia ieškoti širkštesnių vietų. Nežinau, super, man žiema yra smagiausias pasivažinėjimas. Taip pat įdomu, kad ir medžiai aplinkui, rizika didesnė. Tas pats, kas ralis beje gaunas, tik tiek, kad aišku turim tik 4 posūkius. Žiemos treko pirmenybės Lietuvoje buvo mėginta gaivinti prieš keletą metų, bet bandymas nebuvo sėkmingas. Prieš tai dar 8 metus ši automobilių sporto šaka buvo nuėjusi į savotišką pogrindį. Zarasų autoklubo akceleratorius vadovas teigia, jog nedidelėme miestelėje jo suburta komanda kitąmet vėl žada atkurti oficialias pirmenybės. Automobilių sporto federacijai ruošiami dokumentai, saugumo planai, tvarkomi kiti svarbus reikalai. Jau esame sukaupę patirties ir norime, kad žiemos trekas grįžtų į šalies automobilių sporto areną. Čia žinoma planas kitiems metams, o dabar gyvename kasdieniais pasiruošimo varžyboms rūpesčiais. Stengiamės padaryti viską dokumentaliai, gerai, tvarkingai, su saugos planais, su saugos trasom ir pasais ir taip toliau ir taip toliau. Gana, kad būtų, aišku, pirmas yra pagrindas, kas manęs liečia organizatoriaus ir kurie man padeda, klubo nariai, tai yra varžybų saugumas. Šios lenktynės vyksta jau šiemet yra kaip ir jubiliejiniai 5 metai ir tokia kaip ir tradicija, tačiau
pasiruošimas yra gana didelis šitam triekui, kadangi reikia labai į taką gražiai padaryti ir dalyviam, kad būtų, mes ir vandenį pilam, ir ruošiamės triekui gal kažkur prieš 3 mėnesius. Aišku, džiaugsmas yra tas, kad nenulyja, kad sniego pas mus gal biški šalčiau negu kitur. Reportažo dalį apie tai, kas kurioje klasėje laimėjo ar tapo prizininku, šį kartą praleisime. Tiesiog, kai varžybose buvo vedama net 10 klasių įskaita, vardinti 30 pavardžių būtų pernelyg ilgu. Jei jums tai įdomu, visus rezultatus galite rasti organizatorių interneto svetainėje akseleratorius.puslapiai.lt. Verta paminėti, jog net 20 sportininkų dėl techninių gedimų ar viešnagės pusnyje nebuvo klasifikuoti, o vienas automobilis susitiko su ne vietoje išaugusiu medžiu. Aukštaitijos taurės lenktynės ir kantriausi žiūrovai Zaraso ežero didžiojoje saloje dūzgė iki sutemų. Nors prieš 5 ar daugiau metų buvo kalbama, jog šioje vietoje automobilių sporto varžybos bus uždraustos, tačiau panašu, jog tai vargu ar kada nors įvyks. Tokio tipo lenktynės ir 300 ežerų ralis vasaros metu virsta traukos centru ir bet kokie draudimai būtų tiesiog kvaili.